Labas vakaras. Šiandien mes turim paskaitą aromaterapija vaikams, kasdienai ir esant vaikiškoms ligoms. Jau ketvirtoji šio ciklo paskaita, o tiems, kurie prie aromaterapijos paskaitų prisijungė šiandien pirmą kartą, tai truputį tokios techninės informacijos. Tai paskaitą įrašome, dėl to, jeigu jums jaukiau, galite išsijungti kameras. Paskaita planuojama, kad truks valandą, pusvalandį skirsime klausimams. Tai klausimus siūlytume rašyti į chatą ir po to paskaitą, tos klausimus užduosime lektoriai. Mūsų lektorė yra Rūta Aldonytė, mokslininkė, aromaterapeutų asociacijos vadovė. Tai dar viena mintis, kad įrašų pasidalinsime. Ir taip pat pasidalinsime ir paskaitos medžiagą, tai galite tiesiog ramiai klausyti, jeigu norite užsirašyti, bet visą medžiagą gausite. Įrašą taip pat, vėliausiai jį gausite pirmadienį. Tai tiek turbūt tos informacijos, o dabar perleidžiu žodį Rūtai. Sveiki. Smagu susitikti, kita vertus būtų dar smagiau susitikti gyvai, kvapų namuose. Dabar čia daug vietos ir aidas su mumis yra, bet tikiuosi jis netrukdo. Tai pradėsiu. Šiandien mums reikia daug aptarti, pasidalinu. Klinikinė aromaterapija vaikams ir aišku, kad tai bus ir kasdienybė, ir ligos. Aptarsime, nors jūs jau turbūt daug ką žinote, jeigu dalyvavot prieš tai, kvėpavimo takų ligas trumpai, odos ligas, virusinės, tokias vaikystės ligas didelė grupė, šiek tiek šlapimo sistemos problematika vaikystėje, gastro virškinimo sistemos. Taip pat dar kartą paliesim saugumo ir apsinuodijimų klausimą. Pagalvokite, kokių receptų jums reiktų, nes pačioj paskaitoj jų gali jums ir neužtekti, įdėsiu į tą medžiagą, kurią paskui dalinamės. Tai aromaterapija ir vaikai nėra taip lengvai suderinami dalykai, nors iš tiesų tai laiko patikrinta terapija, malonus ir saugus metodai, ypač tada, kai mes žinome pagrindinius principus, keletą sveiko proto apribojimų, ar ne, ir keletą raudonų pavojingų aliejų. Turėtų viskas būti saugu. Taip pat eteriniai aliejai, tai aišku, yra mūsų seni draugai. Žmonės valgo aromatinius augalus, nuolat kvėpuoja lakiomis aromatinėmis medžiagomis ir tikrai prisitaikė juos apdoroti, perdirbti ir kitaip susitvarkyti ir pasinaudoti. Aišku, jau žinome, kad poveikiai daugialypiai, todėl nėra pavojaus atsparumui išsivystyti. Didžioji dalis vaikystės ligų, kurias mes čia aptarsime, yra virusinės ligos, tai ligos, kurias, nėra kitų vaistų valdyti ir tikrai ta mūsų sudėtingoji cheminė farmacija neturi prieš virusinių vaistų, arba jeigu ir turi, tai jie labai žalojantis, taikomi tik labai sunkių virusinių ligų atvejais, su šalutiniais poveikiais ir didžiuliu svarstymu apie naudą ir žalą. Tai todėl dauguma vaikystės ligų, jeigu neapsaugo nuo jų vakcinos, tai yra tokios, kurios mažai gydomos ir leidžiama joms praeiti savaime. Iš tikrųjų, tai yra pamokos imuniniai sistemai, be kurių imuninė sistema nesiformuoja. Nesimokiusi mokykloje, jinai nemoka skaityti ir rašyti, paprastai tariant. Todėl virusinių ligų vaikystės nereikia bijoti. Kvėpavimo takų, viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, odos bėrimų, paviduriavimų, tai yra normalaus organizmo prisitaikymo mikrobų pilname pasaulyje reakcijos. Jos turėtų gana švelniai praeiti, kartais gali komplikuotis, bet visada pagalvokime apie paprasčiausius dalykus, apie virusinį susirgimą, apie tai, kad pagalbos greičiausiai nereikės ir būkime drąsios.
drąsūs. Preparatai, kuriuos siūlo aromaterapija, yra dažnai pagaminti individualiai, pačios mamos ar tėtės rankomis, be jokių konservuojančių, be reikalingų priedų, individualiai pritaikyti ir švieži. Visgi reikia nepamiršti, kad vaikams stiprūs kvapai yra pavojingi. Jų galvos smegenys nėra brandžios, jos bręsta, jos jautriai reaguoja į visus signalus ir iš tikrųjų silpni kvapai jiems jau yra pakankamai stiprus. Todėl mamos kvepalai, būsto visokie oro gaivikliai, automobilių gaivikliai, skalbinių oro gerintojai ir panašiai, jie visi vaikui kelia, tokį aromaterapinį šoką. Čia gal neteisingai sakyti aromaterapinį, aromatinį šoką, nes tai yra stipru ir sukelia be galo daug dirginimo jautriose smegenyse. Vaikų smegenys to ir ypatingos, kad jos daug jautriau reaguoja į temperatūros pokyčius, į alkio jausmą, į viską. Todėl stiprus kvapai arba daug kvapų arba nuolatinis kvapas aplinkoje jiems yra sudėtinga perdirbti ir gali tikrai palikti pėdsakų. Tai yra alerginių ligų pavojus padidėti ir šiaip. Aromaterapija renkant vaikams dažnai tėvai palikti yra vieni. Tai yra tokie kursai, kaip mes skaitome, bet iš tiesų negali gauti recepto, nuėjęs pasitarti su vaistininku ir panašiai. Todėl tai yra tokia visgi savigydos forma. Ir kartais iš tiesų sulaukiama neigiamo požiūrio, pavyzdžiui, pediatrų, šeimos gydytojų. Todėl pasitarti reiktų, bet besitariant reikia nepamiršti, kad kai kada žmonės nežinodami arba ir sąmoningai ignoruoja arba neigia, kad aromaterapija gali būti naudinga ir yra naudinga. Dabar aš perbėgsiu per kvėpavimo organų ligas. Tikiuosi, kad tarp jūsų yra daug žmonių, kurie buvo prie infekcinių lygų, tiksliau ne prie, o infekcinių lygų paskaitoje. Mes ten kalbėjome apie tas visas ligas, apie tai, kad didžioji dalis jų yra virusinės, apie tai, kad reiktų iš tiesų išlaukti 7 ar truputį daugiau dienų. Tai yra laikas, per kurį susiformuoja mūsų imuninis atsakas į virusą. Ir vaikystėje tai absoliuti dauguma ligų nosyje, nosiaryklėje, gerklose yra virusinės. Ir jeigu pradedant rinitas nosies, nazofaringitas nosiaryklės, faringitas gerklės ir taip toliau, jie visi beveik yra virusų sukeliami, adenovirusų ir kitokių. Pasitaiko, aišku, bakterinių, tai tas mūsų šiek tiek jau aptartas tonzilitas, tai šiek tiek vyresniems vaikams, kai jau užauga ir pasidaro tokios hiperreaktyvios tonzilės, tada ten gali apsigyventi bakterijos ir lėtinis bakterinis uždegimas, paūmėjantis angina vadinamas. Tada, kai problema nusileidžia į žemesniuosius kvėpavimo takus, iš tiesų lengviau virusinės infekcijas komplikuoti ir bakterinėms. Ten nėra tokio pasiekiamumo, prieinamumo ir kiekvienas mikrofloros persistumdymas jau lemia, kad liga gali būti sudėtingesnė. Todėl iš tiesų nenorima ir visada stengiamasi kvėpavimo takų uždegimus užgesinti arba apriboti viršuje iki gerklų. Čia jau matyta jums schema, iki gerklų, čia kur atsiriboja virškinimo traktas ir kvėpavimo traktas, iki čia laikome, kad tai yra viršutiniai kvėpavimo takai, jie yra apsaugoti, turi savo limfoidinius organus, tai yra adenoidai, tonzilės ir daugybė limfmazgių. Mažų vaikų jie dar tik tai pradeda vystytis ir jau didesnių vaikų gali būti, kad mes turėsime padidėjusias, hiperreaktyves tas limfoidinės struktūras. Jos iš tikrųjų kaip sargai, sargybiniai saugo imuninėmis ląstelėmis, aprūpina gleivinę. Tos imuninės ląstelės sugrįžta į tos organus, ten platina žinią, kad atėjo ar tokių invazyvių virusų ir bakterijų. Ir tokiu būdu ten nuolat verda gyvenimas. Papuolus čia žemiau, čia nėra jau taip jau gerai apsaugota,
Nors čia irgi mūsų bronchai turi plaukelius, turi raumenis, kuriais padaro kosulį, turi liaukas, kurios gamina sekretą ir tik tai pačiose giliausiose puslelėse, alveolėse jau yra bejėgiškas, plonytis, švelnus epitelis, kurį bakterijos arba virusai gali žiauriai sužaloti. Ir taip ir atsitinka, pavyzdžiui, koronaviruso atveju. Tai tiesiog dar kartą primenu, kad tai yra nepavojingos ligos. Jos mums atrodo bjaurios va šitoj raudonoj zonoje, jeigu žiūrėti apatinį grafiką. Reiškia, virusinis tas patekimas, pirminė infekcija, viruso daugėja, ląstelėse dauginasi virusas sparčiai ir atsiranda tokie simptomai, kurie iš tiesų yra mums nemalonus. Vaikai verkia, vangus gali būti. Aišku, virusiniai susirgimai ypatingi tuo, kad jie nėra labai vangus ir labai sergantys. Dažnai jie visgi yra žaidžiantys vaikai su aukšta temperatūra ir panašiai. Na ir tik tai čia prasideda gamyba antikūnų, tik tai čia jau šitos suveikia CD8 ir CD4 T ląstelės. Tai štai tas išlaukimas ir čia vat yra 5-7 diena ir tik tada pradeda gerėti. Na ir aišku, yra komplikacijų, apie kurias reikia nepamiršti. Ir tos pačios virusinės ligos gali išeiti iš kontrolės ir mažuose kūnuose tikrai pavojinga yra aukšta temperatūra. Jeigu tai naujagimis, tai ir 38 jau yra daug. Galvos smegenys jautriai reaguoja, tarp neuronų tiesiog nuo aukštos temperatūros prasideda nerviniai impulsai, pradeda plisti, gali prasidėti traukuliai. Ir iš tiesų temperatūrą reikia mažinti, mažutėliams vaikams nuo 38 jau reikia susirūpinti, o vėliau jau ta temperatūra tokia vis didesnė galima ir tai yra iš tiesų mūsų kovinė reakcija, tai ją ne visada reikia mažinti, bet reikia. Labai svarbu sekti, kad suvartojama būtų skysčių, nes ir sekretui pagaminti, ir jam nuolat atnaujinti, ir išprakaituoti, viskam išnaudojama labai daug skysčių. Užsitęsęs karščiavimas, persikėlimas į pilvą, smegenų dirginimo simptomai, tokie kaip pykinimas, vėmimas, sustingęs sprandas, kai vaikui, aš vėliau parodysiu, lenkiant kelius, kilsteli ir sprandas. Na, taip pat apsunkintas kvėpavimas rodo, kad jau nusileido žemyn ta mūsų infekcija ir alveolėse, ko gero, jau ten traška, braška, gydytojas paklausęs išgirstų karkalus. Na ir aišku, skausmai, ausų skausmas, didesniems vaikams sinusų skausmas, nenumaldomas kosulys jau liepia mums važiuoti į ligoninę. Tiesiog pasirodyti gydytojui, sakykim taip. Labai trumpai apie pneumoniją, tai jau yra tų tolimiausių maišelių uždegimas, kur nuveda mūsų kvėpavimo takai, jau yra kvėpavimo organai, alveolės, išklotos plonyčių epitelių ir štai juose, kai jas užpuola virusai arba bakterijos, jos pasidaro pralaidžios, prileidžia eksudato, kai kada kraujo ir nebevyksta dujų apykaita. Žmogus iš tiesų dūsta, tai jis pradeda dažnai kvėpuoti, į kvėpavimo judesius įsitraukia netipiniai raumenys, pavyzdžiui, nosies sparneliai vaikučių pradeda virpėti, įsitraukinėja tarp šonkauliniai raumenys vaikui kvėpuojant ir panašiai. Jis gali pasidaryti vangus, gali būti haliucinacijų ir panašiai. Kvėpavimą reiktų paskaičiuoti, neuždėjus ranką, tiesiog skaičiuoti, kiek kartų įkvepiama per minutę, žiūrint į laikrodį. Na ir tai iš tikrųjų yra didelis rodiklis, nes dažnas kvėpavimas reiškia, kad žmogui trūksta oro. Keletas receptų ir čia aš jau dabar nebekalbu apie tas technikas, kurias mes aptarėme, tai yra inhaliacijos, krūtinės masažas, vibracinis masažas, sausos ar garų inhaliacijos, padukų trinimas ir panašiai. Tai apie jas labai nebesustoju, nes tikiuosi, kad jūs žinote.
Bet įrašiau čia keletą receptų, jie labiausiai gal adaptuoti iš Kurto Šnabelto paskaitų ir iš Rhiannon Lewis paskaitų. Tai antivirusinis mišinys, kuris galbūt labiausiai mažyliams tinkamas bus trinimams. Vienas arba dar mažesnis procentas naudojamas ir tikrai labai labai atsargiai, nes debesyluose, kurie suskystina labai puikiai gleives ir veikia prieš virusus, yra šiek tiek ketonų ir ketonai jau yra pavojinga medžiaga, jeigu jūs juos atsimenat. Tai štai praskiedimai labai labai svarbus. Iki 1% vaikystėje. Dažniausiai sakom taip, vaikams iki 2 metų nereikia eterinių aliejų, tik tai sergant. O vėliau viskas 1% ribose. Na, šiuo atveju sergant atsargiai, stebint vaiką, antibakterinis mišinys jau šiek tiek labiau gal praturtintas, įdėta viena dalis timolinio čiobrelio. Atsimenat, kad timolis yra fenolis, aštrus, dirginantis, alkoholis, fenolinis alkoholis, tai vat jo vartojimas irgi turėtų būti labai atsargus. Bet kadangi mes žinom, kad maži kūdikėliai turi didžiulę antikūnų, didžiulį bagažą, kurį gauna su mamos pienu, jie dažniausiai neserga virusinėmis ir bakterinėmis ligomis gana ilgai. Iki 6 mėnesių drąsiai, jeigu valgo mamos pieną, ir vėliau po truputį. Tai vat ir antivirusinis, ir antibakterinis mišinys praktiškai yra jau taikomi vaikams, kurie išeina bendrauti. Išeina į žaidimų grupės, galbūt į darželį, į lopšelį. Tai jiems. Patiems mažiausiams kūdikėliams, jeigu visgi jiems prilipo infekcija ir yra simptomų, tai reiktų dar labiau skiesti. Paskleidimui patalpoje, vonioje, balzaminių kėnių, apelsinų, ravinsarų receptas. Sausam kosuliui jau kalbėjome, toks nuraminantis, šlapiam kosuliui. Iš tikrųjų, jeigu jis kosulys produktyvus, gerai atkosėja žmogus, nieko labai padėti nereikia. Jeigu visgi norisi, kad tas sekretas būtų skystesnis, lyg tai jaučiasi, kad dar jisai ten stringa, tada drėgnos inhaliacijos ir dar paskystinam sekretą. Bet jeigu mes sveikstančiam žmogui nuolat duosim kvėpuoti eukaliptų su vandens garais, tai mes tą jo kosulį net galim ir pratęsti. Visos šitos invazijos trumpos ir tik tai pagal poreikį labai įsiklausant į tai, ko vaikui reikia. Paskui vėliau aš jums dar pridėsiu ir parodysiu dokumentą, kur mes senai su Laime Kiškūne dar surinkom saugius eterinius aliejus vaikams. Tai ten spinduliniai eukaliptai ir kai kurie kiti eukaliptai kaip tinkami vaikams. Na ir kaip jau turbūt atsimenat, vien dėl to, kad eukaliptolio kai kuriuose iš jų gali būti labai labai daug rutuliniuose, o kituose jau vis mažiau ir galų gale mirtose visai mažai, ar ne? Ir tada mes jas drąsiau naudojam vaikams. Tai šitą reiktų prisiminti, o jeigu reiks, tai paklauskit, paprašykit, kad įdėčiau iš suaugusių tų vadinamų infekcinių ligų paskaitų. Čia dabar pervažiuot. Nebenori važiuoti mano prezentaciją. Kvėpavimo takų uždegimus, virusinius, labai mėgsta, ypač vaikams, labai mėgsta komplikuoti ausies uždegimas, akies uždegimas ir panašus dalykai. Nes labai yra susiję šitos ertmės, tai iš tikrųjų yra susisiekiančios ertmės. Ir vaikučių kryptis tarp nosies ir ausies yra labai horizontali. Kažkas, kas užteka čia, gali užsistovėti ir iš tiesų sukelti pabrinkimą, paburkimą ir nepraeinamumą. Čia vadinamas tas Eustachijaus vamzdelis, kuris jungia vidurinę ausį su nosiaryklę. Suaugusių žmonių šita kryptis jau yra pasikeitusi ir todėl jiems daug mažiau gresia ausies uždegimai tuo metu, kai jie serga paprasta sloga. O vaikams visgi gresia labai dažnai.
Tai yra užsikemša čia, paburksta gleivinė, paburksta pačiam šitam vamzdelyje, pratekėjimo nėra ir visa ausytė kaip koks įkaitas irgi užsidega. Tai nereiškia, kad virusai atkeliauja visą kelią, gal ir atkeliauja, bet kai kada tai grinai dėl to, kad pasikeičia spaudimas ausyje, būgnelis, va šita plėvelė skiria vidurinę ausį nuo išorinės landos, va čia vaisiai yra, tai jinai reaguoja į tai, kad čia atsitikęs uždegimas ir parausta. Tai va, gydytoja apžiūrėjusi mato raudoną būgnelį, diagnozuoja ausies uždegimą, dažnai skiria antibiotikus. Vis dėlto gydant slogą pagerėja ir ausies problemos ir dažnai be jokių antibiotikų pasveikstama. Yra išplatintas ir gydytojų kreipimasis, kad nereikia skubėti su antibiotikais, reikia šiučiut luktelti, kol atslūgs tas viršutinių kvėpavimo takų kataras, uždegimas vadinamas. Na ir aišku, labai daug verkiančiam vaikui irgi gali atsitikti paraudimas. Ir kai kada netgi taip ir yra, kad jeigu vaikas labai verkia, tai pas jį ir ausyje problema, ir būgnelėje. Aromaterapiją ausyje galima naudoti tik ant tamponėlio, tai reiškia ne ant odos, nes tiek būgnelis, tiek pati ausies landos oda yra jautri. Na, nebent ten būtų kažkokia lėtinė grybelinė infekcija, bet jau vyresniam amžiui. Arba kokia nors labai niežtinti egzema būna kartais ausies landoje. Kūdikėliams, vaikams tai gali būti tik tai labai švelnus, ne labai švelnus, bet eteriniai aliejai ant tamponėlio. Tinka arbatmedžiai, spinduliniai eukaliptai, ramunėlės, skiesti arba gali būti lašelis ir neskiestas, bet tiek, kad tai nebūtų labai šlapės, permirkęs tas tamponėlis. Taip pat tinka aprišti ausies aplinkoje už ausyje. Už ausies yra toks didžiulis limfoidinis organas kaule pasislėpęs, ten irgi labai daug imuninių ląstelių. Tai kartais apgaubti, apkabinti visą ausį irgi yra labai naudinga. Ir nuo kvėpavimo organų ligų aš pereinu prie odos problemų vaikystėje, bet tai irgi bus virusinės ligos, išimtinai beveik vien virusinės, išskyrus tai aišku, kad pakalbėsim apie atopinį dermatitą atskirai, nes tai nors ir didžiulė liga, bet vaikystėje jinai yra pati aktualiausia. Tai štai, ligų pradžia. Dažniausiai visos ligos, kurias aptarsime, sunkiau einasi ir lengviau prasideda ir labiau plinta sausoje odoje. Na, o sausa oda tai yra ir genetika, ir gyvenimo būdas, viskas kartu. Todėl tėvai, augindami savo vaikus, dažnai pastebi, kad šitas vaikas yra blyškios sausos odos ir pas jį sunkiau einasi kai kurios odos problemos, sunkiau, ilgiau kankina, sunkiau pagyja ir panašiai. Tai genetiškai nulemta sausa oda, aišku, yra išbandymas, bet su ja įmanoma išmokti gyventi. Ir labai svarbu, kad neprisidėtų aplinkos faktoriai, tai yra labai dažnas muilavimas, labai dažnas prausimas karštų vandeniu, trinimas rankšluosčių ir panašiai. Visi šitie dalykai padidina sausumą ir traumas odai ir jų ypač, jeigu matot, kad vaikas sausos odos, jeigu šeimoje yra tokių veikėjų, kurie buvo sausos odos ir sirgo atopiniais dermatitais, labai atidžiai reikia žiūrėti. Tai dažnai berniukai ir tikrai su istorija jau giminėje. Na ir taip, tai yra palanki atopiniam dermatitui ir kitoms ligoms sritis, kai yra sausa oda, jie neblizga, paviršius šiurkštus, trūksta prakaito. Prakaitas yra būtent tas toks vadinamas humektantas, mineralai, kurie traukia vandenį iš oro. Ir kartais sausai odai pakanka lengvai suprakaituoti ir jinai pasidaro nebesausa. Todėl vaikučių, kurie turi sausą odą, po to, kai jie pabėgioja lauke ir kad ir jie mažiau prakaituoja, bet vis tiek suprakaituoja, reiktų nepulti prausti. Nes tuo momentu jie iš tikrųjų išskiria mineralų į savo odos paviršių. Tie mineralai pritraukia vandens. Tai yra geras
momentas sausos odos vaikams. Tokia oda taip pat niežti, joje dažnai yra sutrikusi kraujotaka, vaikai blyškus, šaltos būna rankos, kojos, tai irgi yra genetika ir nereikia su tuo kovoti, bet reikia tą pastebėti ir kaip įmanoma gerinti, ar ne? Piliarinė keratozė kartais matoma, tai yra liaukučių tokie maži uždegimukai aplink liaukutes. Dažnai tokių vaikų juodi paakiai, jie dažnai netoleruoja karvės pieno, braškių, citrusų, pomidorų, įvairių medžiagų, apie jas pakalbėsim prie atopinio dermatito. Tokius vaikus reikia stengtis maitinti krūtimi kuo ilgiau, naudoti natūralias priemonės, nes tai jų viso gyvenimo, ko gero, likimas, naudoti daug aliejų, kremų ir tepalų. Ir aišku, galbūt kartais ir paranku mineralinio to aliejaus, vazelino paimti, bet tai turi savo pasiekmių. Išmokti prausti tiksliau labai mažai, nemuiluoti arba muiluoti labai mažai, leisti kartais suprakaituoti, kaip jau minėjau. Odai padėti susitepti gali padėti, aišku, ir eteriniai aliejai, bet čia visgi svarbiausia yra baziniai aliejai, jų pasirinkimas. Na ir yra, taip, kosmetikoje kalbant, yra pagrindiniai drėkintojų sutepėjų tipai. Tai yra tokie, kurie užtepa odą nelaidžių sluoksnių ir neleidžia ją išdžiūti, išgarinti vandens, vadinami tokie okliuduojantis aliejai ir tepalai. Tai čia labiausiai mineralinis aliejus, tas vadinamas parafinas. Na, jo yra labai daugelį kosmetinių produktų, dažnai nedidelis procentas, bet visgi įdedama, nes jis iš tiesų sukuria tą tokį plėvelę paviršiuje, kuri duoda malonų sutepimo jausmą. Čia reikia pasakyti, kad mes nemokam perdirbti mūsų organizmai to mineralinio aliejaus molekulių, na ir jos ten odos paviršių ilgai valkiojasi. Reikia nuplauti detergentais, na ir gaunam vėl tą pačią sausą odą po to, kai nuplaunam, arba kartais gaunam netgi reakcijų alerginių. Visgi ne visada, nereikia sakyti, kad mineralinis aliejus yra kažkoks absoliutus blogis. Tai yra tiesiog naftos produktas su savo specifika. Emolientai, tai kartais komerciniai pavadinimai emolientų, bet iš tiesų emolientai yra visi aliejai, kurie įsigeria į odą, joje pasklinda, su savim atsineždami kažkiek vandens, ypač jeigu tepam ant drėgnos odos, tai jie įsineša su savim ir tą vandenį. Taip pat kremai, kurie jau yra suplaktas aliejų su vandeniu. Ir taip dažniausiai veikia daugelis aliejų, kuriuos mes turime savo lentynose, maisto lentynose ir panašiai. Visgi, kai kada reikia iš tiesų pamaišyti juos, paieškoti gerų ir pagaminti kremus. Kremai įsitepa lengviau, sudrėkina, sutepa daug geriau. Na ir trečia grupė dar yra tokie humektantai, kurie tiesiog pritraukia vandenį iš oro. Tai kaip jau sakiau, toks yra prakaito tas mineralų mišinys, taip pat per odą išsiskiriantis šlapalas, ta urėja vadinama, su urėja vaistinėse jūs rasite preparatų. Ir yra kliniškai, mediciniškai ir moksliškai atrasta, kad sausos odos žmonės iš tiesų išskiria daug mažiau šlapalo per savo odą. Tai šlapimo terapija čia kartais gali būti labai nebloga racija, nes tai yra turėti neblogą raciją, nes tai yra šlapalas, šlapime taip pat yra daug to šlapalo, tai yra tos medžiagos, kuri gali pritraukti vandens daug. Taip pat panašiai veikia alijošiaus gelis, tos alijošiaus polimerų molekulės, medaus molekulės, glicerinas, kai kurios kitos. Manoma, kad humektantais galima vadinti ir polinesočiasias riebiąsias rūgštis. Na, tokias, kurių yra sėmenų aliejuje, tose greitai gendančiose aliejuose, kur molekulės susiraitę, ricinos aliejuje, jos persilenkia ir gali įtraukti daug vandens.
Taip pat prie šitų emolientų galima paminėti, pavyzdžiui, labai mėgstamą šitų atopinių dermatitų vaikų ir suaugusių labai mėgstamą striučių emų aliejų. Jame daug nepakeičiamų riebiųjų rūgščių. Jis pats veikia priešuždegimiškai, turi biologiškai aktyvių mažų molekulių, bet ir labai gerai sutepa. Taip pat augaliniai aliejai, kurie nėra tie valgomieji aliejai ir turi daug biologinio užtaiso, erškėtrožių, nakvišų, ricinos, fitoliai. Na ir eterinių aliejų taip pat siūloma pridėti susitepimo tikslais, tai tinka balzaminės tuopos, rožės, mira, frankincensas ir panašios medžiagos. Galima galvoti ir apie tai, kaip medis gamina dervą tam, kad suteptų, užteptų, užklijuotų savo žaizdą. Tai taip panašiai galima matyti miros ir frankincenso išdistiliuoto į eterinį aliejų prasme. Na, rožių, geranijolis, balzaminių tuopų medžiagos veikia šiek tiek kitaip. Tai čia apie sausos odos susitepimą. O dabar pereikime prie problemų. Impetigo vadinama, arba dar kartais vadinama užkrečiamasis impetigo. Keistas pavadinimas, iš tiesų tai yra bakterinė odos liga. Stafilokokai dažniausiai sukelia arba streptokokai. Jeigu tai stafilokokas, tas auksinis stafilokokas, tai iš tikrųjų matysis auksinis geltonas šašas ant tų raudonų bėrimų. Labai nemaloni liga, labai negraži, niežtinti, skausminga ir gana greitai plintanti. Todėl tokius vaikučius reiktų iš tiesų atskirti ir gydyti namuose, nebevesti į darželius ir panašiai. Ypač dabar jisai gali būti dažnesnis, nes atsiranda tos antibiotikam atsparios stafilokoko formos, kurios nepasiduoda įprastiems gydymo metodams, o įprastas gydymas čia yra iš tikrųjų antibiotikai per burną visam organizmui. Jeigu forma nėra sunki, pasitarus su gydytoju, tikrai galima bandyti įveikti eteriniais aliejais, tikrai neblogai veikia. Bet kadangi čia vaikai maži, plotai dideli ir yra žaizdų, tai tikrai reikia naudoti lengvus, nestiprias, lengvas formulės, pažįstamų saugių eterinių aliejų, levandos, arbatmedžio, kajaputo, rozalinos ir panašių. Purškale arba gelyje vėsinti, nuskausminti, ramunėlė priešuždegimiškai veikianti čia tinka. Tai šitas uždegimas gali jau išgąsdinti ir užsitęsti ilgai, bet tai iš tikrųjų yra gana dažna ir išplintanti tokiais priepuoliais liga. Taip pat viena iš tokių, kurios kartais užklumpa ir būna ilgai neatpažįstamos ir diagnozuojama įvairiausi kiti susirgimai, yra plaštakų, pėdų ir burnos liga, mouth, hand and foot disease. Tai virusinė liga, labai užkrečiama, irgi labai išplinta kolektyvuose. Būtent vaikai per savo seilės ir taip pat per anagalą, per orofekalinių kelių, per savo, tokią gal ne visai švarias rankytes ir po tualeto pasinaudojimo, jie išplatina labai greitai išplinta darželiuose šitą ligą, pasireiškia bendrų negalavimų, pilvo skausmais, vėmimu, viduriavimu ir tais nemaloniais bėrimais, kurie būna aplink burnytę, rankose ir kojose. Dažniausiai serga vaikai iki 5 metų, sukelia įvairūs virusai, enterovirusai, koksaki virusai ir dar ten kitokių yra. Praeina gana lengvai, be gydymo, labai retai komplikuojasi, bet aišku, reikia iškentėti tą laiką, kai raižo pilvą, kai skauda ir viduriuojama. Na ir iš tiesų galima naudoti bėrimams hidroliatus įvairiausius, eterinius aliejus pilvo masažui. Paminėsiu prie gastro simptomų dar šitą ligą. Na, o dabar gal tokia didesnė pauzė prie atopinio dermatito. Atopinis dermatitas arba kartais vadinamas neurodermatitu, kartais vadinamas endogeninė egzema, sudėtingas susirgimas, priskiriamas prie pirmo tipo alerginių reakcijų, nors nėra žinoma, pagrindiniai alergenai nėra žinomi. Tai kadangi dar yra pavadinime tas žodis endogeninis, tai atrodytų, kad
kažkas iš vidaus išsiveržia ir veikia per odą. Aišku, yra ir aplinkos faktoriai, tai yra tos vietos, kurias mes nutriname, kurios mes nuprausėme muilu dažniau ir panašiai, jos kenčia labiau. Bet iš tiesų tai nėra taip tiesiogiai susiję ir eiga ligos labai mistiška. Paskui galim pasižiūrėti. Mažų vaikučių bėrimai beveik visada yra veide ir kūne dėmelėmis. Tada jau tų vadinamų todlerių, paaugusių vaikučių, jie palieka veidą ir išmigruoja į lenkiamuosius paviršius. Būtent ten, kur lankstosi, pakinkliai, pėdos, čiurnos, vidurinis, tas vidinis alkūnės linkis ir riešai. Na, o vyresniam amžiui išmigruoja dar kitaip. Labai dažnai vaikučiai išauga, 75% vaikų išauga šitą ligą, 25% lieka su vienokiu ar kitokiu bėrimų tipu. Na ir tai gali būti bėrimai visam kūne, gali būti ta vadinama namų šeimininkių egzema. Ir ta namų šeimininkių egzema, aišku, jinai yra ne tik dėl to, bet ir dėl to. Tai reiškia, kad lieka tas dermatitas rankose, na ir generalizuota tai visam kūne. Tai štai, jinai nėra liga, kur, kaip mes kalbėjom, kontaktinis dermatitas. Čia užlašinai aliejaus ir čia atsitiko reakcija. Čia labai viskas vyksta mistiškai. Reiškia, organizme prasideda netolerancija ir odoje atsiranda bėrimai. Tai sudėtinga liga labai gydymui ir gyvenimui su ja, nes yra niežtinti, skausminga, nemaloni, mėgsta komplikuotis, nes ant tų vietų prilimpa bakterijos, grybeliai. Aišku, mamoms gal ir nesmagu, kad vaikai turi tuos raudonus, skaudančius žandukus, tai yra ir didelis toks psichinis diskomfortas. Na ir tai iš tikrųjų sužaloja kažkiek gyvenimą, todėl labai svarbu, kaip įmanoma geriau suvaldyti tą problemą. Dažniausiai susergama iki 5 metų, 75% iki paauglystės jau ir atsikrato šitos ligos, 25% lieka sirgti ir toliau, bet jau kitaip, kaip matėte. Serga tiek vyrai, tiek moteris. Apie 10-20% visų, tai gana didelis procentas, kas 5 žmogus, įsivaizduokim. Na, gal čia tas 20% truputį didokas, bet tokių baltaodžių tarpe, ten kokių švedų, jos tikrai yra daugiau. Priežastys yra, na, kaip visada sakoma, neaiškios, tai yra genetinės priežastys, nes tikrai yra tame genetikos ir aplinkos. Tai reiškia, veikia jų sąveika, kurią mes iki galo nesuvokiame. Ir tikrai labai stengiamės ir žmonės labai stengiasi atrinkti, kas alergizuoja. Išimti iš dietos labai daug produktų. Pakeisti miltelius, pakeisti tą ir tą namuose. Visgi, kai kada tos visos pastangos nueina veltui, didžiulės pastangos. Na ir iš tiesų čia kartais reikia pagalvoti, kad galbūt jūsų atvejis, jūsų atopinis dermatitas yra neišsprendžiamas. Ir tiesiog tada bandyti su juo gyventi ir tiek. Na, o kas provokuoja, tai kiekvienu atveju šiek tiek kitaip, bet įvairiausi alergenai, dirginančios medžiagos, muilai, medikamentai, užterštas sausas oras, šaltas oras, emocinis stresas prisideda, ypač didesnių vaikų. Tik jau nepatiko kažkas ir iš karto kasimasis ir paūmėjimas. Kai kurie maisto produktai, tame tikrai didelis yra maisto alergijos komponentas. Kiaušiniai, žemės riešutai, pienas, kviečių produktai. Maždaug 40% vaikų turi maisto alergiją kartu. Gausus prausimas, muilavimas, traumavimas paprovokuoja. Na ir gydymas, kaip suprantat, irgi yra labai sudėtingas. Pagrindinis tai yra tos provokacinius veiksnius atrasti ir pašalinti. Tai yra alergizuojančius maisto produktus, alergizuojančius odos priežiūros produktus ir panašiai. Labai svarbu odą sutepti, nes tai yra, oda tai yra ta vieta, kuri vyksta susidūrimas žmogaus vidinio ir išorinio konfliktuojančių dviejų pasaulių.
Tai ją sutepti ir nuraminti yra esmingai svarbu, nes jeigu ne, tai tada iš išorės patenkantis dirgikliai dar labiau viską gali pagilinti, prisidėti bakterinios problemos ir panašiai. Čia tinka įvairiausi produktai ir kiekvienam reiktų rinktis pagal odos tipą, pagal pažeidimo vietą. Jeigu, pavyzdžiui, veidas, tai aišku, kad sunku tepalą užtepti sudėtinga. Jeigu tai yra riešas, tai jau tepalas gal visai gerai. Eterinius aliejus vartoti ypatingai atsargiai tik po lopo testo, nes alerginių reakcijų čia yra daug. Išbandyti voniose, tik čia gal tada, jeigu mažiems vaikams, tai hidroliatus, ir apie tai aš dar paminėsiu, jeigu didesniems, tai eterinius aliejus, tada, kai vaikas maudosi ir retai maudosi, ar ne, bet vandens paviršiuje plaukioja eterinių aliejų plėvelė, nes jie nesimaišo su vandeniu, jie išplaukia į paviršių. Jeigu pridedame kokio nors ten pieno, grietinėlės ar kokoso pieno ar kokoso grietinėlės, tai iš tikrųjų plaukioja toks riebalų paviršius ir paskui jis labai gražiai visas prilimpa ant odos. Tai štai vonioje, maudynės vonioje su eteriniais aliejais šitiems vaikams ir suaugusiems yra labai gerai. Taip pat stresui raminti. Na ir daugybė kitų dalykų, kurių nespėsiu paminėti, tai yra ir psichologinė parama, ir nagų karpimas trumpas, ir nuolatinis vaiko atitraukimas nuo kasimosi, nes kasimasis užveda kaskadas, tiesiog kurios vėl suaktyvina procesą odoje. Tai labai daug faktorių. Na ir yra infekcinės komplikacijos. Tai visą tai apgalvojant reikia kiekvieną kartą turėti, kiekvienam atvejui galbūt šiek tiek skirtingo preparato, pasigaminti, pridėti, praturtinti. Tai iš priešuždegiminių jau mums pažįstami pavadinimai, eteriniai aliejai, kurie gali būti įmaišomi į kremus, į tepalus, nedideliu labai kiekiu, išbandžius lopo testu, ramunėlių, kopaibų, Maroko ramunėlių. O ramunėlių tai turiu galvoje ir vokiškų, ir romaniškų tinka. To Zinziber komunaris, plai vadinamo, vaistinių levandų taip pat kaip klasikinių. Na ir tada niežėjimui mažinti galima pridėti geranijolio turinčių eterinių aliejų, tų, kurios kvepia rožėmis, jie iš tikrųjų suteikia ir didžiulį psichologinį komfortą ir vėsina, mažina niežėjimą. Taip pat mentolis iki 2%, jeigu pamenat, jis vėsina. Čia galima prisiminti kai kurias nedaug mentolio turinčias medžiagas, eterinius aliejus, pavyzdžiui, mėtinė bergamotė arba ta citrininė pipirmėtė, čia gali būti paminėta. Jinai mažina niežulį, nors neatsineša to mentolio, kuris gali sukelti spazmą kvėpavimo takuose. Taip pat reikia nuskausminti ir jeigu tai didelis bėrimas, raudonas, galbūt tiks hidrolatai, reiktų išbandyti mėtų, levandų, arbatmedžių eterinių hidrolatus ir šiek tiek eterinių aliejų taip pat galima naudoti. Iš antioksidantų, melisų, iš dar vieno tokio nepaminėjau veikimo, odoje suaktyvėja proteazės, fermentai, kurie ardo jungtis tarp ląstelių ir padeda gilėti visiems tiems išdžiūvimams, visiems tiems įskilimams. Tai tam antielastaziniam aktyvumui iš tiesų galime pasitelkti dervų eterinius aliejus, bosvelijų, mirų. Šitas veikimas yra svarbus būtent prie atopinio dermatito, prie sausos odos. Antiinfekciniai, apie juos atskirai nebesustosiu, prisišnekėjom, pamenat, eukaliptolis, ant odos gal nelabai, bet vaikams ir ilgalaikiam naudojimui tai visi alkoholių gausiai turintis, maloniai kvepiantis, saugūs eteriniai aliejai. Taip pat raminantis, kurie padeda užmigti, nesikasyti, pamiršti, pavyzdžiui, nardų eterinis aliejus. Na ir čia vienas iš pavyzdžių, šlamučiai, nardai, pipirmėtės, vokiška ramunėlė, mastika, balzaminės tuopos. 10%, gana didelis procentas, tai sakyčiau, čia jau mano buvo suaugusiam žmogui maišyta. Čia reikia pataisyti į 1. Na ir viskas, iškeliauju toliau iki virusinių bėrimų odoje.
Tai grupė vaikiškų virusinių bėrimų ir kartais jie vadinami 1, 2, 3, 4 lygos ir panašiai. Tai va, tymai, rubeola, pirmoji liga, praktiškai suvaldyta vakcinos pagalba, raudonukė, trečioji liga, rubela irgi suvaldyta vakcinos pagalba, infekcinė eritema, 5 liga, parvo virusas, va čia va tas vaizdas. Vaikai dažnai turi labai užsikrečia šito virusu, o dauguma vaikų tikrai užsikrečia ir labai greitai persirga ir pasveiksta. Nematoma tokia ta liga, nebent pasimato kai kada ir kartais pasimato tik žandukuose, labai ryškiai raudoni žandai. Dar jinai vadinama slapped cheek disease, tai reiškia sutrenkto žando liga, lyg tai tą vaiką kažkas būtų peliaukštelėjęs per žandą. Tyriant suaugusius randama, kad 5 ligai beveik visi turime antikūnų, reiškia, kažkurio gyvenimo momentu persirgome. Tridienė karštinė, tai ta tridienė, kuri lengva ir irgi niekaip negydoma, jokiom vakcinom neinvestuota į vakcinas, karščiuojam 3 dienas ir 3 dieną išpila raudonas bėrimas ir pasveikstama. Ir suaugusiai iš tikrųjų turi antikūnų, reiškia, kažkada persirgo. Taip pat šiek tiek panašiai, bet jau bakterinė liga yra skarlatina, streptokokų sukeliama. Ypatingų streptokokų, kurie turi tam tikro toksino. Na ir tai gali būti su angina, tiksliau tai yra su angina kartu. Pavojingas susirgimas, gali komplikuotis ir eiga sunki, nes tai jau yra bakterija. Tai vat skarlatina kartais išplinta mokyklose ir panašiai, jau yra šiek tiek kitokia liga, ją reikia pastebėti, išsiklausinėti mokykloje, jau mokyklinukų dažnai liga, na ir gydyti antibiotikais, nes tai jau yra streptokokas. Aišku, kartais jinai yra lengva, praeina ir nepagydyta. Ypatingi požymiai tai yra labai ryškus raudonas liežuvis, kaip avietinis toks, sakykime, braškinis liežuvis. Na ir po kiek laiko jau sveikstant besilaupanti piršto oda. Na ir reiškia, virusas tiek juos atkilnojo, kad tiesiog tas epitelis nusilupa. Dar yra 4, Djuko liga. Apie ją čia jau nėra ką šnekėti, nes labai reta. Na, prie virusinių vaikystės bėrimų gydymo kaip ir nereikia. Aišku, jeigu tai yra tymai, tai gali būti, kad tai yra sunkesnė eiga, tai gana sunki liga arba raudonukė, jie turi komplikacijų, juos reiktų. Specifinio gydymo, aišku, nėra, bet reiktų atidžiau prižiūrėti, purkšti hidroliatais, saugoti nuo temperatūros užkilimo ir panašiai. Bet šiaip iš principo tai taktikos labai paprastos. Lengvinti niežėjimą, numaudant vėsiuose vandens avižų nuoviro voniuose su šiek tiek eterinio aliejaus arba hidroliato, apipurškiant hidroliatais, tepant alijošiaus gelių ir panašiai. Taip pat reikia nuskausminti, nuraminti vaikus. Na, reikia svarbu atskirti ir sunkias būklės. Čia įdėjau nuotraukas, kurios susijęs su meningokokiniu sepsiu, kuris dabar jau turim vakciną, bet iš tiesų jisai nusineša kiekvienais metais po keletą vaikučių atima iš mūsų. Iš tikrųjų vaikus užpuola, jis prasideda kaip peršalimas, vėliau komplikuojasi meningitu ir išplinta visame organizme. Tai tikrai yra nelengva liga, nėra taip, kad 3 dieną tas vaikas bus jau išbertas tokiais bėrimais, tai yra daug dienų, labai sunki būklė, labai aukšta temperatūra, labai viskas skauda, galva ir panašiai. Na ir bėrimas, kai jau jis atsiranda, reiškia, kad tai jau yra septinė būklė, visam organizme išplitęs tas užkratas. Ir ypatinga tuo, kad paspaudus stiklinę šitie bėrimai neišblykšta. Tai yra jau kraujas nebe kraujagyslėse, bet išsiliejęs iš kraujagyslių. Ir suspaudus kraujagyslės vis tiek lieka odoje. Tai va toks stiklinės metodas svarbus. Ir taip pat, pavojingai atrodančiam vaikui visada galima patikrinti sprando, tą vadinamą meningito simptomus, reiškia, paguldžius vaiką, lenkiant jo galvytę aukštyn, jisai kilsteli keliukus.
Aišku, reikia nukreipti dėmesį, kad jis tuo metu nieko negalvotų, bet šiaip vaiko keliai neturėtų reaguoti į galvos kilstelėjimą. Tačiau jeigu yra įtampa nervų sistemoje dėl to meningito uždegimo, tai taip matosi. Ir Kernigo simptomas, keliant koją, skauda nugarą ir sprandą. Tai va tokie būtų, aišku, pykinimas, vėmimas ir daug tų požymių, bet pagal juos orientuotis įmanoma, tik reikia atsiminti, kad tai yra sunkios būklės ir ne visada, tikrai nereikia apie tai iš karto galvoti, kai vaikai išberia. Dabar atsiprašau už užpakaliukus, bet labai trumpas dėmesys vystiklų dermatitams, tai irgi yra įdomus dermatitai nuolatinio dirginimo zonoje. Ir čia irgi sausos odos vaikai nukenčia labiausiai. Dažnai komplikuoja grybelinė infekcija, kai jau tokiais raudonais pinigėliais, pasunkėja dykstant dantukais. Ir pagrindiniai metodai, kuriuos aš norėčiau patarti, tai jūs ir kas susiduria tikrai žinot, kaip su tuo kovoti, kam aktualu. Tai reikia ir šviesos, pavyzdžiui, grybelinė infekcija labai svarbu, kad saulė pašviestų, ir atviros odos laikotarpiu, tų vonių oro, pabūti be sauskelnių, pakeisti sauskelnes į kitokias, ar tai vystiklus kitokiais, keisti prausimo taktiką, tai yra kuo mažiau vandens ir kuo mažiau muilo, nes odos susitepimas čia labai svarbus. Vystiklų dermatitui gydyti, kada yra tik tai toks raudonas sudirginimas, galime pridėti šiek tiek ramunėlių arba levandų į tas priežiūros priemonės, kurias mes mėgstam, į aliejų, pavyzdžiui, ar ne, kuriuos sutepam užpakaliuką po nuprausimo. Atsiradus pulinukams, pridedame ko nors tokio jau šiek tiek stipresnio, palmarozų, linalolinio čiobrelio, arbatmedžių. Jeigu įtariam grybelinę infekciją, jeigu tas tokie ryškiai apibrėžti tie raudoni bėrimai, pridedame manukos ar pelargonijų daugiau. Ir tepame dažniausiai maišę į aliejų arba į kremą. Taip pat čia tinka fitoliai. Kartais labai svarbu, kad mes nenušarmintume tos odos. Šarminė gali būti tada, kai labai jau daug prausiam muilu, kuris yra šarmiškas. Reikia tada parūgštinti, profilaktiškai parūgštinti, šiaip oda pati pasirūgština, bet sakau, jeigu muilo daug, tai hidroletai taip pat yra rūgštiniai, visi, tik tai lengvai rūgštiniai. Tai gali būti ir natūralus actas paskiestas iki lengvo rūgštumo, ir jogurtas ir panašiai. Reikia labai dažnai keisti sauskelnes, jeigu tai yra popierinės sauskelnes arba jeigu ne popierinės. Ir kai kuriais atvejais tinka cinko pasta, reiškia, jinai iš tiesų taip sulaiko drėgmę, leidžia odai kvėpuoti ir panašiai. Tai kaip koks aliejinis tepalas, kuriame dar pilna cinko miltelių. Jinai pasidaro tokia lengva ir akyta. Tai cinko pastas tikrai turbūt perkat vaistinėse naudojat. Čia įdėjau vaizdelį kaip su cinko milteliais. Cinko miltelių, aišku, irgi galima turbūt įsigyti nemažai kur. Iš principo galima pasigaminti ir saulę blokuojantį kremą, nes tas cinkas ir sukuria tokį šarvą, ar ne? Tai štai, tai yra aliejus, šiek tiek bičių vaško, kad sudarytų tą tokią tvirtumą, ir cinko oksido, viską sumaišom ir gaunam tokią pastą. Tai štai vystiklų dermatitų gydymui pasta visai tinka. Dabar trumpai apie šlapimo ir virškinimo sistemas. Čia vėlgi didžiausi ir niekur nesitraukiantis yra virusiniai susirgymai, roto, noro, adenovirusai. Beveik visi paviduriavimai praeina savaime, jeigu tai ne salmonela ar dar panašiai kažkokie pikti bakteriniai problemos, tai visgi tai yra, jeigu vaikas geria, prižiūrimas, nuprausiamas, pamaitinamas lengvu maistu, tai greičiausiai jisai pasveiks be jokio gydymo. Kas yra viduriavimas? Čia gal irgi įdomu pastebėti, kad apibrėžimas yra Pasaulio sveikatos organizacijos 3 ar daugiau pasituštinimų skystomis išmatomis per dieną arba daug gausiau ir skysčiau negu įprastai.
Kartu būna pykinimas, vėmimas ir karščiuojama, skauda pilvą, bendras silpnumas, vangumas pasireiškia. Na, roto infekcijas turbūt visi žinote, bet taip pat yra ir lengvesnių formų, norovirusai ir kiti. Čia svarbiausia stebėti skysčių netekimo problematiką, ar jos nėra, ir laukti. Pagrindiniai simptomai, jeigu skysčių netenkama per daug, o pagrindė išviduriuojama ir išprakaituojama, tai yra padažnėjęs širdies plakimas, pakitęs odos standumas, tokie pasenę, susiraukšlėję veidukai, įdubę momenėlė, jeigu tai kūdikėlis, vangus, toks mieguistas vaikas, mažai šlapimo ir jis labai geltonas. Matuoti iš tikrųjų pagal šlapimą, ko gero, yra geriausias metodas, tai yra pasverti pampersą, pavyzdžiui, jeigu tai kūdikiai, pažiūrėti, kiek per dieną susidaro, ar mažėja, ar daugėja, ar laikosi panašiai. Suimti odą, taip kaip čia šitose nuotraukose, tai reiškia suėmus odą, jinai lieka suimta, susispaudusi raukšlė, reiškia iš tiesų standumas odos labai suprastėjęs ir netekta yra daug vandens. Na ir gydymui reikia sugirdyti daug skysčių ir girdyti galima orientuojantis į tai, kad šlapimo būtų daug ir jis nebūtų geltonas ryškiai. Rytinis šlapimas beveik visada geltonas, bet dieninis šlapimas turi būti gelsvas, tokia siekiamybė. Tam, kad geriau užsilaikytų virškinimo trakte ir kitur vanduo organizme, siūloma praturtinti sudėtingais tokiais angliavandeniais. Na, tai pavyzdžiui, mėgstamas būna ryžių, kviečių nuomiras, fermentuotas gėrimas būna, ten pavyzdžiui, koks avižų, na, tiesiog tokie sveikuoliški geri gėrimai. Taip pat, aišku, labai gerai druskų mišinys būna vaikams skirtas, būna suaugusiems rehidronas. Labai gerai probiotikai, tai reiškia gerosios bakterijos ir čia šiuo atveju jos nėra atstatymui mikrofloros po antibiotikų vartojimo. Čia jos yra tiesioginis gydymas. Tai yra blogų, papuolusių netikėtai nuo nešvarių rankų bakterijų ir virusų išstumimas gerosiomis. Nes ten visą laiką vyksta išstumimas. Su mūsų išmatomis pasišalina didžiulė dalis bakterijų. Na ir labai svarbu, kuo jos vėl užsipildo. Tai gerųjų bakterijų padavimas yra iš tiesų labai svarbu, šiuo atveju tai yra gydymo dalis. Skausmingumui, spastiškumui mažinti ramunėlių, pipirmėčių, eteriniai aliejai, masažui ties saulės rezginiu. Ties saulės rezginiu masažuoti labai atsargiai, švelniai, mažučiams vaikučiams praskiedus, aišku, didesniems vaikučiams galima keliais neskiestais lašais. Na ir čia pereinam iš karto prie vidurių užkietėjimo, irgi vaikams gana dažna problema, princesių ir princų liga, kai vaikai nebenori eiti į tualetą didelio dalyko daryti. Na ir tai susijęs su daugybė situacijų, tai ir virškinimo sutrikimai, nepakankamas vandens kiekis maiste, dieta labai prasta, kokie nors visiškai perdirbti maisto produktai, batonas ir panašiai. Taip pat kai kurių vaikų tiesiog yra toks tingios žarnos sindromas. Ir kartais psichologinės problemos, nenoras tuštintis, patirti tą nemalonų jausmą, ypač jeigu tai yra susijęs su skausmingumu, kada užkietėję viduriai, sukelia skausmą tuštinantis. Na ir tada užsiveda ydingas ratas, nes vaikas nenori eiti, iki paskutiniųjų laukia ir tada jau vėl skausmingai labai turi tą padaryti. Tai iš tiesų yra didžiuliai traktatai apie tai surašyti ir pasikeičia vaiko laikysena, psichologija, viskas. Aromaterapija yra gana geras ginklas, tam, kad iš tiesų sujudinti žarnas ir paskatinti jas judėti dažniau ir išsituštinti dažniau. Na, bet tai turi būti kartu. Mityboje turi būti daug skysčio, tų skaidulinių medžiagų. Tai reiškia, kad tai turi būti gyvas maistas, daug vaisių, daržovių. Valgio tradicijos kuo pastoviesnės ir sveikesnės. Tai reiškia reguliarus maitinimas.
Kūdikystėje kuo ilgiau motinos pienas, ląstelienos gausa, tai reiškia daržovės, ląstelingos daržovės, kopūstai, brokoliai. Fizinis aktyvumas, mankšta, psichologinė aplinka namuose, kai vaikas bet kada gali nueiti į tualetą, tualete smagu, mokykloje tualete smagu, švaru, saugu. Na, ir tai gali būti netgi ir apdovanojama kokiu nors, nežinau, iPado laiku, kad tik vaikas tai padarytų maloniai. Masažui ant pilvuko, ant saulės rezginio tinka juodojo pipiro, imbiero, citrinos, mandarinų, mairūnų, visi tie antispastiniai eteriniai aliejai. Sunkiais atvejais, aišku, tenka imtis klizmučių, galima padaryti riebalinių kokoso ar kokio kito sviesto žvakučių, bet reiktų jų kuo mažiau, nes tai jau yra tiesiog pagalba tuo momentu, kai reikia nueiti į tualetą. Mūsų tikslas turi būti užpildyti žarnyną taip, kad jisai lengvai judėtų visą laiką. Šlapimo takų infekcijos, požymiai, problemos, ar ne? Tai šlapimo takai serga gana dažnai mergaičių, irgi dėl anatominių ypatybių, ta prasme, kad būna vaikui augant, išsitiesia ir užkyla šlapimtakiai aukštyn. Bet mažo vaiko šlapimtakiai būna tokiu lanku, kada iš tiesų bakterijoms patogu patekti iš šlapimo pūslės aukštyn. Tai šlapimo takai, šlapimtakiai, šlapimo pūslė ir šlaplė, yra tos vietos, kur bakterijos gali gana greitai išplisti, užlipti į viršų ir pažeisti netgi ir pačias geldeles. Na, inksto parenchimos uždegimas jau yra kas kita, jis gana retai būna, sakykime, būna dėl kitų priežasčių, apie jį nekalbėsiu, bet apie šlapimtakių ir pielonefritą, čia tų geldelių uždegimą, tai tikrai galima pagalvoti, kai vaikui iškyla temperatūra, bet neturim jokių kvėpavimo takų sirgimo požymių, slogos, kosulio, nieko. Aukšta temperatūra, skausmas, šlapinantis skausmas pilvo apačioje. Dažnai labai mamos atskiria pagal pakitusį šlapimo kvapą, atsiranda tokio baltymo, įrančio baltymo, tų įrančių bakterijų šlapime. Kartais sako kaip kokių vitaminų kvapas, bet sunku apibrėžti, bet tai yra pakitimas gana žymus. Dažnas šlapinimasis, dažnai išprovokuoja šitas problemas vidurių užkietėjimai, netinkami šlapinimosi įpročiai, kai užsikenčiama, neinama į tualetą ilgai, sušalusios kojos, sušalęs užpakaliukas atsisėdus ant šaltos žemės ir panašiai. Dažniau pasireiškia mergaitėms, kaip sakiau. Na ir gydymui čia pakanka iš tiesų nebūtina jokių antibiotikų griebtis vaikystėje. Iš tikrųjų bakterijų lipnumą keičiančios medžiagos. Jų daug turi bruknės ir spanguolės. Yra iš spanguolių išskirta pagaminta atskirai toks spanguolių cukrus vadinama D-manozė. Jis neįsisavina mūsų organizme, bet visiškai nukenksmina bakterijas. Jos nebegali prilipti ir sukelti problemų, visos iščiuožia iš šlapimo takų. Tai kai ieškosit tų preparatų, tai tiesiog galvokit apie maisto papildus ir šilumą kojoms, tinkamus tualeto įgūdžius, sveiką mitybą, daug skysčių, kad išsiplautų tai, kas jau ne ten papuolė. Na ir šitos procesus irgi galima suvaldyti labai atidžiai dirbant, bet kai kada, aišku, tai virsta ilgalaikiu antibiotikų naudojimu ir gyvenimu su nuolat užsidegančiais šlapimo takais. Dabar beveik nesustodama praverčiu saugumą, apie kurį jau kalbėjom pirmoje paskaitoje. Apie tai, kaip eteriniai aliejai netinkamai panaudoti gali sukelti kontaktinį dermatitą, tą tokį dirginantį cheminį dermatitą, alerginį dermatitą ir fotokontaktinį. Jūs juos pamenat. Taip pat reikia atsiminti, kad vaikučių oda yra daug jautresnė, plonesnė, drėgnesnė. Vaikystėje ji yra tiesiog ant jos viskas turėtų būti žymiai daugiau atskiesta. Atopinio dermatito sausos odos pacientai labiau rizikuoja, nes mes jau žinom, kad pas juos yra odoje netokios tvirtos jungtys, yra daug proteazių, kurios suardė
epitelio vientisumą, ten gali įlysti bakterijos ir taip pat kitos dirginančios medžiagos. Dermatitą gali sukelti ir eteriniai aliejai, kurių daug ore. Netgi šitaip gali būti. Visais atvejais reikia plauti produktą, na ir plaunama dažnai visgi su švelniu detergentu. Tai yra tuo, kas nuvalo riebalą nuo paviršiaus. Taip pat vėsinti, jeigu jau ten atsitiko sudirginimas, paraudimas, sūriu vandeniu, koloidiniu avižų nuoviru, to tokio avižų kisielium, ryžių nuoviru, pienu. Na ir jeigu stipriai pažeista oda, aišku, važiuoti pas gydytojus. Vat kontaktinis dermatitas, grinai nuo kokios grandinėlės, nuo auskarų, nuo žiedų būna. Ten, kur liečiasi ta dirginanti medžiaga. Aišku, eterinių aliejų atveju gali būti po tvarsčiu, kada uždengiama, paskatinamas tas kontaktas ilgas, artimas. Na ir tada, kai panaudojam raudonus, pavojingus, eugenolio ir kitų fenolių turinčius eterinius aliejus. Alerginis dermatitas jau kitoks, su specifinė imuninių ląstelių reakcija, va čia iš limfmazgio, čia jeigu odos paviršius, ir tie sensitizuojantis daikčiukai vis papuola ir papuola ir papuola ir galų gale tiek sunervina tas odos imuninės ląsteles, kad jos pažadina limfocitus ir tie limfocitai jau va čia, kai atsiranda, tai užtrunka, kartais gali būti ir daug metų užtenka, jų ten dar nėra, bet aromaterapeutai gali susirgti po daugelio metų, kai jau atsiranda ta reakcija odoje ir viskas. Ir tas lopų mėginys būtent parodo, ar yra jautrumas, bet gali lopų mėginys pasidaryti pozityvus ir po kiek laiko. Reiškia, galim 10 metų levandų aliejų naudoti ir po 10 metų pradėti į jį reaguoti. Na ir dar fotokontaktinis dermatitas, čia būtent nuo laimo vaisiaus, nuo laimo eterinio aliejaus, sakykim taip, jį gamino pyragą šitą merginą, na ir su tom žievelėm ten žaidė, spaudė, dirbo, eterinis aliejus ten yra uždarytas tose žievelėse ir po to išėjo į saulę. Tai citrusai reikia nepamiršti, citrusai ir kai kurie kiti eteriniai aliejai gali būti saulėje labai labai pavojingi. Na, didelis apsinuodijimas, kai netyčia išgeriama eterinio aliejaus arba kai tyčia geriama nesisaugant, yra tokių atvejų, kai žmonės iš tiesų vartoja daug eterinių aliejų kepenims padetoksikuoti, ryto nuotaikai pakelti, tai reikia atsiminti, kad eteriniai aliejai nesimaišo su vandeniu, jie gali į mūsų organizmą įvažiuoti vienu dideliu lašu ir sukelti kažkokių, gana sunkių problemų. Tai aišku, reikia stebėti, specifinio gydymo nėra, tai reiškia atidžiai stebėti, pamatyti, kad ten ar pykina, ar vemia, ar galbūt labai skauda pilvą, tada važiuoti, ieškoti pagalbos. Na ir dar dėl vaikų keletas pastebėjimų, kad vaikams visada eterinius aliejus reiktų skiesti su labai labai nedidelėm išimtim. Mažesnės dozės negu suaugusiems rinktis visada iki 1%. Vengti tepti ten, kur daug kraujagyslių, nenaudoti ant žaizdotos odos, nebent tai specialiai žaizdai skirtas preparatas, stebėti ar nepasenę eteriniai aliejai, tikrinti lopo mėginį, prisiminti pavojingus, vonioje tik su emulguojančia priemonė, kaip jau sakiau, ar tai pienas, ar kokoso pienas, ar dar koks kitas pienas, labai tinka. Saugoti akis, kai dirbam su vaikais ypatingai, nes jie gal žais, kvėpuos garais, bet bus atsimerkę ir spoksos ir panašiai. Tai ko gero viskas. Dar porą žodžių. Nors vaikus pratiname, tačiau eteriniai aliejai nuo jų turėtų būti paslėpti. Tik tai kartu nepavojingus mišinius galime vartoti ir duoti vaikams į rankas. Nereikia laikyti namuose jokių neženklintų buteliukų. Ant atidarytų pasižymėti atidarymo datą, uždaryti spintelėse. Na ir vaikais galima pasitikėti, kaip purškiam hidroletą arba skiestą masažinį aliejų.
Na ir gydomės kartu. Iš tiesų, vaikus įvesdinti aromaterapijos pasaulį reiktų kartu su mumis ir vonę pasidaryti tokią pačią mamai ir vaikui, ir žaislus pakvėpinti, na, sukurti labai atsargiai tą kvapų į pasaulį aplink vaiką. Nes, kaip jau sakiau, smegenys labai jautrios kvapams vaikystėje ir tai turėtų būti labai švelnus kvapai, labai malonus kvapai. Kai mes naudojame savo rankų kremą, savo kvepalus, prisiminkim, kad juos užuodžia ir vartoja ir vaikas. Na ir viskas. Aš tada šitą jau dabar padėsiu žemyn ir dar jums parodysiu dokumentą, kurį kažkada su Laime Kiškūne surinkome ir jums jį pridėsiu. Tai trumpas toks sąrašas eterinių aliejų, kurie yra saugus naudoti vaikams. Na, mikrobų mušiklė, vaikiškas mišinys ir taip pat pavieniai aliejai. Tai kai kurie citrusai, levandos, kai kurie eukaliptai ir panašiai. Reikia prisiminti čia, šitą informaciją jūs gausit, reikia prisiminti, kad klasikinė ta senoji geroji aromaterapija ir jos ginklai, levandos, arbatmedžiai, rožės, iš tikrųjų ir yra patikrinta ir saugi. Todėl eksperimentuoti, imti naujus eterinius aliejus su vaikais dirbant reiktų mažiausiai. Nu, dabar jau pereinkim prie klausimų. Jeigu Akvilė turi. Už tokią naudingą ir įdomią paskaitą. Tai dabar klausimai. Pradėkim nuo pradžių. Tai pirmiausia, klausimas, kiek kartų per dieną galima tepti eterinius aliejus sergant virusinėmis ligomis vaikams? Jo, iš tiesų, tai čia geras labai klausimas, jis nuolat iškyla, mes dažnai renkamės keletą priemonių. Vakare darom inhaliaciją, patrinam padus, rytą tepam panosį ir panašiai. Tai labai daug tų intervencijų gali būti pasirinkta, krūtinę masažuojam. Tai iš tikrųjų reikia rinktis individualiai ir skaičiuoti, na, taip numatant, kiek lašų eterinio aliejaus jūs į tą vaiką įdedat kasdien. Na ir sakykime, tai galėtų būti 10 lašų per dieną. Iki 2 metų vaikui, kuris serga, iki 10. Didesniam vaikui jau daugiau, sakykime, mililitras, 25 lašai, ar ne? Bet tai jau visos dienos dozė, tai yra tai, kas ir garuoja, ir užtepama ant odos, ir dar inhaliuojama galbūt kažkokio garų vonioje. Tai apgalvokit visus metodus ir pasirinkit, kad tai būtų 5, 6, 10 lašų per dieną. Ir kai į vidų kartais naudoja žmonės, tai irgi taip grinai skaičiuoja lašais. Tai mililitras jau, manyčiau, yra daug ir jau tik tai didesniems, gerokai didesniems vaikams, kai jie serga. Trukmė naudojimo irgi yra svarbi. Būtent klinikinė aromaterapija, tai yra aromaterapija skirta spręsti klinikiniams problemams, apibrėžia trumpą naudojimą. Beveik visi šitie receptai, kuriuos aš jums siunčiu, yra trumpalaikiam naudojimui. Na, aišku, ten, kur buvo gal tokie prie odos grybelio, pavyzdžiui, tai jis ilgai kankina ir su juo ilgai tada kovojama. Bet ar tai būtų trauma, ar kosulys, ar dar kažkas, tai yra 5, 4, 3 dienų gydymas ir pertrauka. Laukimas pagerėjimo, perėjimas prie kitos gydymo schemos. Niekada ilgiau negu savaitę nereikėtų to daryti. Dar vienas klausimas, kokie eteriniai aliejai tiktų vaikams susirgus korona? Reikia elgtis pagal situaciją. Čia vadinamas simptominis gydymas. Reiškia, yra simptomas, tą simptomą ir gydom. Principinio gydymo koronavirusui labiausiai buvo akcentuotas iš tų apžvalgų, kurias darė aromaterapeutai, eukaliptolis. Tai tas sineolis. Bet jis yra gana pavojingas ir vaikam nėra taip jau lengva jį paskirti. Be to, įtariu, kad kai jūs sakot vaikui susirgus korona, tai turbūt nesusirgus, o gavus teigiamą testą. Nežinau, aišku, bet daugelis vaikų visiškai neserga arba serga labai labai lengvai. Tai reiškia, kad gavus teigiamą testo atsakymą gydyti nereikia.
Jeigu vaikas serga labai labai lengvai, gydyti irgi nereikia. Jeigu vaikas serga sunkiau, jam užkyla aukšta temperatūra, jį vargina didžiulis prakaitavimas, na tai elkimės pagal situaciją. Tai reiškia, ramunėlių aplikacijos gali būti, ištrinimas ramunėlių, levandų ir bazinio aliejaus mišiniu, kad jis išprakaituotų ir nukristų temperatūrą. Jeigu kosulys kankina labai sunkus, tai pasinaudokime mano minėtų mairūnų arba švelniai kosulį slopinančią kokią varpinę levandą. Na ir padarykime tą grynai stebėjimo ir parinkimo individualiai procedūrą. Tai sakyčiau taip, kad levanda, ramunėlė, bazinis aliejus ištrinimams, kai vaikas karščiuoja, aukšta temperatūra, kosuliui slopinti mairūnai, viskas. Jeigu sudėtinga situacija, kvėpavimas darosi dažnas, sunkus, pro kosulį nebeprakvėpuojama, į ligoninę staigiai. Dar pasitikslinimas, ar pavojingus eterinius galima dėti į mišinius vaikams? Jeigu tai kūdikis, pavyzdžiui, pirmečių, gvazdikėlių, čibrelio, raudanėlio eterinius. Nereikėtų. Na, pavyzdžiui, citralio turinčius galima būtų įmaišyti, jeigu įtariam, kad ten kokia grybelinė infekcija ar dar kažkas, na, bet kūdikiams to nebūna. Labai sunkių infekcijų atvejais, na, vėlgi, kūdikiams tiesiog gamta kūdikius atveda į šį pasaulį trapius, bet tuo pačiu apsaugotus mamos ir daugybės kitų faktorių. Tai, kad jis neina į kontaktą su aplinka daug, kad jis gauna mamos pieną ir panašiai. Tai labai retais atvejais, sakyčiau, kai sunkiai labai serga pneumonija ir panašiai, galima būtų pagalvoti apie inhaliacijas, kuriuose yra eukaliptolio. Bet šiaip net ir mišiniuose kūdikiais mes vadinam vaikus iki 1 metų, tikrai nereikėtų. Visada galim paimti, kokį nors pelargonijų, palmarozų ar kokį alkoholinį eterinį aliejų, kuris bakterijas neblogai veikia. Dar vienas klausimas, kokį mišinį patartumėt vaikui, kuriam 2 metai dėl vidurių užkietėjimo? Yra tas kūdikių pilvuko aliejus. Jisai yra kūdikių spazmams mažinti. Man asmeniškai jis labai patinka. Aš sakyčiau, jūs pradėkit nuo jo. Jisai turi kmynų ir ramunėlių ir mažina spastiškumą žarnytėse. Tai yra gerina jų tokį harmoningą peristaltišką judėjimą, ar ne? Tai tą aliejų galima dar pastiprinti, galima tais pačiais kmynais, šiek tiek daugiau 2 metų vaikui, sakykime, negu ten kūdikiškas mišinys. Galima pridėti kitų prieskoninių eterinių aliejų, tokių, kurie žarnyno veiklą harmonizuoja ir tonizuoja. Na, pavyzdžiui, tai gali būti, kalendra arba salieras. Tiesiog kažkurio iš tų valgomų skaniai kvepiančių, tikiuosi skaniai kvepiančių, pankolių labai skaniai kvepia maloniai, lašelis. Nedidelis praturtinimas į pilvuko aliejų arba į bet kokį kitą aliejų. Ir tada masažas ir kartu dietinės tos intervencijos vadinamos. Tai yra skystis ir tam, kad skystis sriubos, kompotai, visokiausi gėrimai, kuriuos galite įsiūlyti vaikui, tam, kad jis tinkamai suveiktų žarnyne, turi būti ir skaidulų. Jų galima ir nusipirkti, tai yra, gali būti paprasti balti milteliai įmaišyti į košę, bet tai bus skaidulos, kurios neįsisavinamos organizme, kurios keliauja per žarnyną ir sudaro tokią drėgmės, masės ir judančio, tokio pašalinamo krovinio įspūdį. Ne įspūdį, neteisingai pasakiau. Užtikrina, kad tai būtų toks judantis krovinys.
Tai va tos skaidulos yra svarbu. Nors, aišku, vaikams nesiūlo, pavyzdžiui, nesiūlo mažiems kūdikėliams, netgi mamoms nesiūlo brokolių valgyti, ar ne? Tai tos daržovės, kurias mes suvalgom, jau turi pakankamai skaidulų. Reikia tiesiog su vaiku susitarti, kad jis valgytų daržovių. Dar galima būtų panaudoti ir kažkiek tai geriamų medžiagų, suvartojamų su maistu. Pavyzdžiui, šiek tiek mėtų hidroleto į vandenį, į kažkokį limonadą prieš maistą. Jaučiasi, kad tai yra limonadas, kuris praturtintas, galima ten ir uogienę, ir medų įmaišyti, ir šiek tiek pipirmėčių hidroleto, kad tai būtų malonus skonis ir tada to pipirmėčių medžiagos veikliosios tikrai atliks virškinamajam trakte savo darbą. Tai pabandykite dar tokį prieš maistą ir maisto metu aromatingą gėrimą. Dar vienas lyg paskutinis klausimas, tai būtų koks mišinys tinkamas stomatito žaizdelėms burnoje vaikui 3 metai? Kokiom žaizdelėm? Stomatito. Oi, apie stomatitą tai ir nepasakiau. Taip, stomatitas, virusinis stomatitas labai nemaloni ir tikrai irgi prie vaikystės bėrimų reikia ją minėti, dažna liga. Vaikai nustoja valgyti ir tikrai serga. Skauda ir nemalonu. Tiesa, eterinio aliejų mes nesiūlome ant burnos gleivinės žaizdotos naudoti, taip kad čia ne aromaterapija labiau bus, bet aliejų terapija. Tai čia tinka ir šaltalankių aliejus, ir dabar net nežinau, koks dar čia skanus, malonus aliejus, kuriuo galima būtų šiek tiek tepti bėrimus. Iš principo, tai yra tiesiog kaip ir virusinių ligų atvejais laukimas, labai lengva mityba, ir tokio skausmo ir diskomforto gerinimas, ir čia jau kartais reikia pasitelkti ir kokią, sakyčiau, tokią paracetamolio cheminę tokią priemonę, nes tai iš tiesų labai skausmingas ir labai kamuojantis bėrimas. Bet ant žaizdotos odos, ant žaizdotos gleivinės eterinių aliejų jokių nesiūlau, hidroletai skalauti galima, tinka rugiagėlių, dar kokie tokie švelnus melisų hidroletai, bet esminis turbūt patepimas galėtų būti šaltalankių aliejumi. Ačiū, Rūta. Daugiau liktai klausimų nematau. Tai tuomet dar paskaitos pabaigoje, kaip mums jau įprasta, pasidalinsiu nuolaidos kodu. Tai čia matote, kad kodas yra vaikų aromaterapija, tai su juo šiandien ir rytoj visiems mūsų kvapų namų produktams, ir eteriniams, ir hidroletams, ir kitiems produktams taikoma bus nuolaida. Tai galite pasinaudoti ją. Rūta, gal dar turi paskutinį kažkokį žodį tarti? Ne, džiaugiuosi, jeigu ką nors padrąsinau pasinaudoti, kartais mane maloniai nustebina mamos, būdavo aš čia konsultacijas darau, jos ateina ir sako, aš nežinau, ką aš daryčiau, jeigu nebūtų aromaterapijos. Ir atrodo tikrai, aš viską galiu įveikti su aromaterapija. Tai tada aš būnu tiesiog maloniai nustebinta, nes aš pati ne visada aromaterapija sprendžiu problemas, kurios iškyla su mano vaikais. Bet stengiuosi iš tiesų ir nepakalbėjau apie didelę grupę problemų, kurios susijęs su psichinė sveikata, autizmas, sutrikusio dėmesio problemos, nemiga ir taip toliau, bet palikau prie paskutinės paskaitos, tiesiog nebesutelpam, bet vaikų amžiuje aromaterapija čia gali suveikti. Ir apipurkštos palangės, pagalvės ir visokie tokie ritualai aromaterapiniai, kurių labai reikia paaugliukams ir tiems neramiems vaikams ir panašiai. Bet apie tai tada pasilikim pakalbėti paskutiniai paskaitoje. Ačiū už dėmesį. Ačiū visiems ir gero vakaro tada. Viso.